Vitalijus Danilovas. Malonės kvietimas. Kas išgirs jį? Nelaimės metu žmonėms reikia apsaugos ir pagalbos. Apokalipsės arba Apreiškimo knygoje kalbama apie 7 negandų išliejimo laiką – Dievo teismus. Kodėl? Dėl kokios priežasties? Kur rasti apsaugą ir pagalbą šiuo siaubingu metu? Visiems, kas nori tai suprasti, šis leidinys pateikia išsamų atsakymą. Dievo tiesa yra didysis skydas ir šarvas. Jūs atsakingi už savo gyvenimą. Sveikas, mielas klausytojau. Suprantu, kad jūs nekantraujate suprasti šio leidinio esmę ir nuspręsti, ar jis vertas jūsų dėmesio. Bet prašau neskubėti. Atidžiai paklausykite, nes jame yra jums ir jūsų šeimai gyvybiškai svarbios informacijos ir žinių. Mes, gyvenantys dabar, esame ir būsime paskutinių šio pasaulio įvykių. Įvykių, kai Jėzus Kristus sugrįš ant dangiškų debesų, išvakarėse liudininkai. Artėja pabaiga viskam. Prasideda rimčiausių išbandymų metas žmonėms. Ar būti ištikimiems Dievo kūrėjo įstatymui, ar žmonių įstatymams ir taisyklėms. Tai turintis amžinas pasekmes išbandymas, kurio būsite išmėginti jūs asmeniškai ir visi jums brangūs žmonės. Bet jūs turite teisę žinoti tiesą apie būsimus pranašiškus įvykius ir turėti galimybę išvengti Dievo rūstybės bei jo pasipiktinimo įniršio. Suvokiant savo pareigą. Pripažįstu savo asmeninį bejėgiškumą ir nesugebėjimą įtikinti jūs šių patarimų ir įspėjimų tikrumu. Tai gali padaryti tik Biblija, Dievo šventoji dvasia bei dangiškųjų angelų galia, kuri įtikintų jūs tiesa. Vis dėlto negaliu tylėti ir bandysiu įtikinti jūs susitaikyti su Dievu ir rasti patikimą apsaugą jo tiesoje ir teisingume, kai jo pyktis ir pasipiktinimas bus akivaizdus visiems. Manau, kad esate susipažinę su šiais žodžiais. Kas gyvena aukščiausiojo slaptavietėje, tas pasiliks visagalio šešėlyje. Aš sakysiu apie Viešpatį. Jis mano prieglobstis ir mano tvirtovė, mano Dievas, juo pasitikėsiu. Tikrai jis tave išvaduos iš paukščių medžiotojo kilpos ir iš pražūtingo maro. Savo plunksnomis jis tave apdengs ir po jo sparnais tu pasitikėsi. Jo tiesa bus tavo didysis ir mažasis skydas. Tai 91 psalmė. Gyva pagalba. 1-4 eilutės. Dievo tiesa bus skydas, apsauga, jo priedanga tuo siaubingu Dievo pykčio ir pasipiktinimo metu, apie kurį kalbama pačioje paskutinėje Biblijos knygoje – Apreiškime. Ir šie žodžiai yra didžiulis įspėjimas. Ir paskui juos sekė 3 angelas, sakydamas garsiu balsu: Jei kas garbina žvėrį bei jo atvaizdą ir ima jo ženklą į savo kaktą ar į savo ranką, tas gers Dievo rūstybės vyno, kuris be priemaišų išpiltas į jo teisingo pykčio taurę. Apreiškimo 14 skyrius 9-10 eilutės. Mielas klausytojau, ar būsite tarp tų, kurie sako: mano prieglobstis ir apsauga, mano Dievas, kuriuo pasitikiu? Priimkite teisingą sprendimą. Išsaugokite savo gyvybę. Todėl su geriausiais ir nuoširdžiausiais motyvais noriu pasidalinti šiuo liudijimu, savo patirtimi, suvokiant tiesą. Gimę be sutikimo. Nepaslaptis, kad mes gimėme čia, šiame pasaulyje, be mūsų sąmoningos valios. Pripažinkite, kad ne mes priėmėme šį sprendimą gimti šiam pasaulyje ar ne. Bet ar tai blogai? Žinoma, kad ne. Bet kodėl? Kokiu tikslu ir kokia yra gyvenimo prasmė? Iš kur mes ir kieno? Prisimenu savo vaikystės išgyvenimus, kai aš, būdamas mažas berniukas, kaime bėgdavau iš privataus namo kiemo į gatvę, o nustebę dėdės ir tetos klausdavo: kieno tu esi? Tada jie stebėjosi, kodėl toks mažas vaikas, man buvo nedaugiau nei 2 metai, yra vienas gatvėje. Aš, būdamas vaiku, suglumdavau ir nesuprasdavau, kaip atsakyti į klausimą, kieno aš esu. Ir pradėdavau garsiai karčiai verkti. Na, iš tiesų, pasakykite man, kas mes ir iš kur mes? Mano pažintis su mirtimi. Nejaugi mes tam gimstame. Kai buvau vyresnis, mirė mano močiutė.
Kapinėse pamačiau, kaip jos kūnas buvo nuleistas į žemę ir palaidotas. Taip aš sutikau mirtį. Supratau, man tapo aišku, kad mes visi kada nors mirsime. Būdavo, kad guliu ir įsivaizduoju, jog mane nuleido į kapą ir pradėjau užkasinėti. Suprasdavau, kad mano draugai bėgioja Šelsta gatvėje, džiaugiasi gyvenimu, o manęs jau nebėra. Bet kodėl? Kodėl aš turėčiau mirti, kai kiti gyvena šiuo metu? Aš taip pat noriu gyventi ir džiaugtis gyvenimu. Tada aš nesutikau su mirtimi. Mirtį laikiau nesąžiningą, nereikalingą, priešišką, blogą. Pasakykite, mielasis klausytojau, ar sutinkate su mirties fakto neišvengiamumu ta prasme, kad jūsų niekada nebebus? Jei taip, tai aš prašau jūsų nesitaikstyti su šia mintimi. Varykite ją šalin. Mes esame sukurti Dievo ir gimę gyvenimui. Girdite? Gyvenimui. Amžinam gyvenimui. Bet jei ir mirštame, tai mirtis tik miegas. Mirusieji nieko nežino. Mirtis tai miegas. Štai ko mokė savo mokinius mūsų gelbėtojas Jėzus Kristus, kalbėdamas apie Lozoriaus mirtį. Mūsų draugas Lozorius užmigo, bet einu jį pažadinti iš miego. Jono 11 skyrius, 11 eilutė. Kristus, gyvybės davėjas, prikėlė Lozorių, išbuvusį kape 4 dienas. Kodėl? Nes Lozorius mylėjo Kristų ir tikėjo, kad jis atėjo pas mus iš tėvo ir yra tas, kuris prisiėmė mūsų nuodėmes. Nuodėmė ir yra mirties šaltinis ir priežastis. Amžinoji mirtis. Lozorius išgirdo gelbėtojo balsą ir išėjo iš kapo, bet Kristus pats įėjo į kapą ta prasme, kad sutiko prisiimti mūsų nuodėmes ir mirti vietoj mūsų. Jis jūs taip pamilo, labiau nei savo gyvybę. Tuo reikia patikėti. Kam mirti, jeigu galima gyventi? Dabar suprantate, kad jei tikėsime parašytų žodžiu, Bibliją, ir seksime Kristumi, kad ir kur jis mus vestų, išmoksime išgirsti jo balsą. O jei mes užmigsime, atsidursime kape, tai Kristus mus pažadins, kaip pažadino Lozorių. Lozorius išgirdo Kristaus balsą, kuris jam 4 dienas išbuvusiam kape tarė: Lozoriau, išeik. Ar jūs to tikite, mielas draugė? Tikėkite, tikėkite, tikėkite. Mus visus kviečia būti nemirtingais. Jūs ne išimtis. Mes gimstame su vidiniu, giliu Kristaus troškimu. Juk pats Kristus pasakė: o kai būsiu pakeltas nuo žemės, prie savęs patrauksiu visus. Jono 12 skyrius 32 eilutė. Ši gelbėtojo trauka, mano brangus klausytojau, bičiuli, yra ir jumyse, ypač kai išgyvename sunkes gyvenimo akimirkas. Ar tai būtų liūdesys, ligos, nutrūkę santykiai, baimės ir nuogastavimai, tragedijos ir sunkumai. Tuo sunkiu metu mums reikia to, kuris padėtų ir palaikytų, ir mes kreipiamės į jį paslėptais sielos jausmais arba atvirai maldos žodžiais, ir jis išklauso mūsų nuolankius prašymus ir mums padeda, ar ne? Manau, kad taip. Jis jums padėdavo anksčiau, padės ir dabar. Pašlovinkite jį. Jis jūsų neatstums ir niekada jūsų neišduos. Visi, kuriuos tėvas man duoda, ateis pas mane. Ir to, kuris ateina pas mane, jokių būdų neatmesiu. Jono 6 skyrius 37 eilutė. Malonės kvietimas skirtas man, kaip jį išgirsti. Tai buvo ir su manimi. Tuo metu, kai buvau pašauktas į armiją 1994 metais, jaučiau ypatingą troškimą suprasti gyvenimo prasmę, norą žinoti savo kelią ir pašaukimą. Ieškodamas supratau, kad viską valdo Dievas, bet kas jis ir kaip jį suprasti. Aš šito nežinojau. Kartą, kai mane išleido atostogų, turėdamas judėjimo laisvę už karinio dalinio ribų, nuėjau į knygyną ir nusipirkau knygą iš serijos 100 didžių žmonių pakeitusių pasaulį. Joje perskaičiau trumpus Zaratustros, Budos, Konfucijaus ir Mahometo gyvenimo aprašymus. Būti mirtingųjų sekėjais aš nepanorau. Skaitydamas, kad Konfucijaus mokiniai išreikšdami sielvartą dėl savo mokytojo mirties, prie jo kapo buvo 3 metus, o kai kurie 6 metus,
praregėjau. Atvirai pasakius, tuo metu jau neskaičiau Biblijos ir pradėjau domėtis rytų filosofiją, o Konfucijaus mokinių sielvarte pamačiau save kaip kažkokio žmogiško mokymo pasekėją ir dėl to, kabutėse, atsidūriau prie kapo. Man tapo aišku, kad ir kokie bebūtų išmintingi, kilnūs, labai gerbiami šio pasaulio mokytojai, jie mirtingi, jų kapai žinomi ir lankomi. Šie gyvenimo mokytojai negalėjo išspręsti mirties problemos. Jie negali to padaryti. Jie gyveno, mokė, bet vis tiek mirė. Tuščias Kristaus kapas pritraukė mano dėmesį. Aš tapau jo mokiniu. Ir tada Kristų aš pamačiau naujai. Žinojau, kad istorija patvirtino Jėzaus Kristaus gimimo ir gyvenimo faktą. Buvau susipažinęs su jo mokymais ir dabar tikėjau, kad Kristus yra vienintelis žemėje gelbėtojas, galintis išvaduoti iš nuodėmės ir mirties. Visi žino apie jo kapą, bet jis tuščias. Jo čia nėra, jis prisikėlė. Taip kalbėjo angelai ir jo pasekėjai. Ir aš norėjau būti jo mokinys, nes tikėjau jo žodžio gale. Šlovė jam ir tik vienam jam šlovė. Taip Viešpats atėjo man į pagalbą. Jis man padėjo netapti mirusių mokymų, tuščių praktikų ir žinių išpažinėjų. Jis padėjo man nusigręžti nuo kūniškų jaunystės malonumų, žalingų įpročių, tuščių ambicijų ir troškimų eiti savo keliais. Paskatino giliai atgailai ir nuodėmės išpažinimui. Netikėjimo Dievo sūnumi nuodėmė, skaitykite Jono 16 skyrių. Malonės kvietimas skirtas jums, neatmeskite jo. Mano brangus bičiuli, ar jums nebuvo nutikę taip, kad vieną dieną, kai Dievas jums padėjo, jūs jam pažadėjote tarnauti bei mylėti, bet vėliau apsigalvojote, susigundėte ir nuėjote į šoną? Kas tada sušildė jūsų sužeistą širdį? Kas jūs pagodė? Jūs juk žinote, kad tai buvo jis, jūsų Dievas. Ko dabar tikitės? Kur jūs? Kiek ilgai gyvensite be vienybės su juo, nutolus nuo jo? Nedarykite neatleistinos nuodėmės, nemenkinkite jo dvasios, kuri tada palietė jūsų širdį ir paskatino jūs atgailauti už savo nuodėmės, bei jas palikti. Jūs buvote Dievo įkvėptas. Nemanykite, kad sprendimas tapti krikščioniu buvo neapgalvotas ir skubotas. Neleiskite manyti, kad jūs paveikė tik emocijos ir jausmingi impulsai. Ne, tai mūsų priešas, kuris kelia jums abejonių dėl jūsų patirties, klausantis Dievo, kviečiančio sekti juo balsu. Jūs tai žinote, jis kvietė jūs tada, kviečia ir dabar, suteikia jums dar vieną galimybę, nepraleiskite jos, sekti juo ir būti su juo, tiesos Dievu. Pasinaudokite tuo, dar kartą kreipkitės į jį ir jis jums padės, ateis į pagalbą ir padrąsins, paguos, sušildys jūsų sužeistą širdį savo meilės šiluma. Jis suteiks jums drąsos pasirinkti stovėti jo pusėje, nesvarbu, kiek tai jums kainuotų. Taip ir bus, tikėkite juo, sekite juo ir jo tiesa. Aš patikėjau Bibliją, ką toliau daryti, pas ką eiti. Man tapo akivaizdu, kad sekimas žmonių mokymų yra pasmerkimo, tuštumos ir beviltiškumo kelias. Vėliau aš, įsitikinęs Jėzaus Kristaus mokymo tikrumu, ypač atkreipiau dėmesį į tai, kad krikščionių bažnyčių yra labai daug. Kaip išsiaiškinti, kuri iš jų yra teisinga, tikra bažnyčia? Kaip man suprasti? Suvokiau, kad visose krikščionių bažnyčiose skaitoma Biblija. Tai pagrindinė jų knyga ir man reikia dar kartą ją perskaityti ir studijuoti. Tada galėsiu suprasti jų mokymus, ar jie teisingi. Demobilizacijos dieną, pasibaigus tarnybai armijoje, kreipiausi į Dievą ypatingą maldą. Aš nuoširdžiai prašiau jo, kad man atleistų ir padėtų tapti krikščionimi, Jėzaus Kristaus mokinio. Taip pat rasti žmonių, kurie laikosi Biblijos, kurie pasitikėjau mokymu. Ar jūs pasitikite Bibliją? Ar žinojote, kad Dievas ypatingų būdų įkvėpė tuos, kurie rašė jos puslapius? Jų buvo apie 40. Jie parašyti per 1700 metų. O visos 66 Biblijos knygos viena kitai neprieštarauja. Na, kaip tai gali būti be ypatingo Dievo vadovavimo? Istorijoje, archeologiniuose radiniuose yra daug įrodymų, patvirtinančių faktą,
kad Biblija, kurią mes šiandien skaitome, pasiekė mus nepakitusi. Dievas saugo šią knygą. Dievas suteikė žmonijai žinių apie save ir apie išgelbėjimo iš nuodėmės ir mirties kelią, kuriuo kviečia žengti. Biblija yra dieviška knyga, dar ir todėl, kad mus žmonės į ją traukia angeliška geroji jėga. Ar ji nežavi ir jūsų? Tai skaitomiausia knyga žemėje. Skaitykite ją ir jūs. Priimkite tokį sprendimą ir skaitykite. Skaitykite reguliariai, kiekvieną dieną prašydami Dievo maldoje, kad padėtų jums pamatyti ir priimti joje esančią tiesą. Ir jūsų angelai jums padės. Ačiū Dievui už Bibliją. Jūs galite suprasti ir pamėgti šią knygą. Ar sutiksite su manimi, kad Dievas kiekvienam žmogui duoda proto, širdį, kad suprastų, kad atskirtų tiesą nuo melo, gėrį nuo blogio? Kiekvienam. Žmogus gali suprasti Bibliją ir ištirti bažnyčių mokymus, ar jie prieštarauja Biblijai ar ne. Galite tai išsiaiškinti pats, mielas klausytojau, jei tik skaitysite ir nuoširdžiai besimelsdami to trokšite. Dabar atsiverskime Biblijos puslapius ir paskaitykime, kas joje sakoma apie tiesą. Tai yra tikra, sąžininga ir nuoširdžia Dievo tiesa. Būtent ši tiesa, kuri yra Dievo teisumas, trauks žmonės, gyvenančius pagal sąžinę, garbingai, rūpestingai, padedančius ir užjaučiančius vienas kitą. Nes juose yra jo dvasia, jie išgirs jo balsą ir atsistos ant tvirto pagrindo. Parašyta, taip sako Viešpats. Jie paliks vėjo blaškomą smėlį, žmonių legendas ir pasakas. 5 aiškios šventojo rašto tiesos. Tokių Biblijos eilučių, kuriuose tiksliai pasakyta, kas yra tiesa, šventajame rašte yra 5 eilutės. Toks pats skaičius kaip ir rankos pirštų. Štai jos. 1. Viešpats Dievas yra tiesa. Jeremijo 10 skyrius 10 eilutė. 2. Kristus yra tiesa. Evangelija pagal Joną 14 skyrius 6 eilutė. 3. Šventoji dvasia yra tiesa. 1 Jono laiškas 5 skyrius 6 eilutė. 4. Dievo žodis yra tiesa. Evangelija pagal Joną 17 skyrius 17 eilutė. Ir 5. Dievo įstatymas yra tiesa. 118 psalmėje 142 eilutė ir 86. Tavo įsakymai yra tiesa. Jūsų pažintis su Dievo įstatymu 10 įsakymų. Dauguma krikščionių bažnyčių neprieštarauja 4 tiesoms apie Dievą, Kristų, šventąją dvasią, Dievo žodį. Tai yra Biblija. Kai kalbame apie Dievo įstatymą, turime omenyje moralės įstatymą. Jame yra 10 įsakymų. Jie užrašyti Išėjimo knygos 20 skyriuje. Manau, kad kai kurie iš jūsų žino bent 5 įsakymus iš 10. Paprastai dauguma žmonių prisimena: nežudyk, 6 įsakymas, nevok, 8. Gerbk savo tėvą ir motiną, 5. Nesvetimauk, 7. Neliūdik neteisingai, 9. Negeisk, 10. Manau, kad jūs girdėjote apie šios Dievo įsakymus, reglamentuojančius žmonių elgesį. Šie 6 įsakymai atskleidžia žmogaus meilės artimui principą, apie kurį kalbėjo Kristus. Mylėk savo artimą kaip save patį. Morkaus 12 skyrius 31 eilutė. Šie 6 įsakymai buvo užrašyti vienoje iš akmens plokščių ir jie atskleidžia žmogaus santykio su žmogumi esmę, kadangi Dievas to nori ir mus taip myli. Manau, kad nedaug žmonių prisimena pirmosius 4 Dievo pirštų užrašytus įsakymus, kurie atskleidžia mums Kristaus žodžių esmę. Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visų protų. Mato 12 skyrius 31 eilutė. Šie 4 įstatymai yra tokie. 1 įsakymas. Aš esu Viešpats, tavo Dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės, iš vergijos namų. Neturėsi kitų dievų, tik tai mane. 2 įsakymas. Nedirbsi savo drožinio, nei jokio paveikslo, panašaus į tai, kas yra aukštai danguje ir kas yra čia žemėje, ir kas yra vandenyse po žeme. Jiems nesilenksi ir jų negarbinsi.
Nes aš, Viešpats, tavo Dievas, esu pavydus Dievas, skiriantis bausmę už tėvų nedorybės vaikams iki 3. ir 4. kartos tų, kurie manęs nekenčia, bet rodantis gailestingumą iki 1000 kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų. 3. įsakymas. Nenaudosi tuščiai Viešpaties savo Dievo vardo, nes Viešpats nepaliks nenubausto to, kuris naudoja tuščiai jo vardą. 4. įsakymas. Atsimink sabato dieną, kad ją švęstum. 6 dienas dirbk ir atlik visus savo darbus, o 7. diena yra sabatas Viešpačiui, tavo Dievui. Joje nevalia dirbti jokio darbo nei tau, nei tavo sūnui ar dukteriai, nei tavo tarnui ar tarnaitei, nei tavo gyvuliai, nei ateiviai, kuris yra tavo namuose, nes per 6 dienas Viešpats sukūrė dangų, žemę, jūrą ir visa, kas juose yra, o 7 dieną ilsėjosi. Todėl Viešpats palaimino sabatą ir pašventino jį. Kvietimas atgailauti nusižengus 2. įsakymui. Jeigu jūs atidžiai, nuoširdžiai, nešališkai ir sąžiningai perskaitysite 2 įsakymo žodžius, juose galėsite įžvelgti Dievo nepritarimą ir įspėjimą dėl plačiai paplitusios žmonių praktikos kurti ar tapyti ikonas, kuriuose mes matome atvaizdus. Šie, kabutėse atvaizdai, yra menininko vaizduotė. Tai jo, mirtingo žmogaus idėja, kaip galėtų atrodyti žmonės, kuriuos aprašo šventasis raštas. Ir nesvarbu, kaip seniai jas sukūrė meistrai ir kokiomis aplinkybėmis jie pelnė šlovę ir išpopuliarėjo. Šventųjų paveikslai yra stabai. Negalima melstis žiūrint į jas ir stovint prieš jas garbinti Dievo. Tai nuodėmė ir aiškus 2 Dievo įsakymo pažeidimas. Tai sužinoję, atgailaukite prieš Dievą, jei anksčiau nesupratote, jog pažeidžiate aišku Dievo įsakymą. Nedarysi jokių atvaizdų ir jų negarbinsi, kadangi Dievo rūstybė be gailestingumo kris ant jo įstatymo pažeidėjų, prisiminkite tai. Šis grėsmingas įspėjimas jums duotas siekiant, kad praregėtumėte ir nusisuktumėte nuo blogio, kurio nekenčia Dievas. Dievas trokšta, kad jūs būtumėte jo pusėje ir netoleruos stabų kaip netikrų dievų jūsų gyvenime. Taip pat žinokite, kad jei neatgailausite ir toliau melsitės kaip anksčiau, stovėdami prieš atvaizdus, Biblija sako apie tokias maldas. Kas nusuka savo ausį, kad negirdėtų įstatymo, net jo malda bus pasibjaurėjimas. 28 patarlė, 9 eilutė. Mylėdamas jūs, kalbu tiesiai ir aiškiai. Nieko iš savęs aš nepridedu, nenoriu nei smerkti, nei įžeisti ar ypač bauginti. Aš tik skelbiu jums Dievo tiesą dėl jūsų atgailos, įžvalgos ir išgelbėjimo, bei kad padėčiau jums išvengti Dievo teismo ir jo rūstybės. Ir palieku šio aiškaus, tiesioginio liudijimo pasekmes Dievui, kuris myli jūs ir mane. Štai skaitykite patys Biblijos žodžius. Pranašas Izaijas pasmerkė stabus Babilone. Su kuo tad palyginsite Dievą? Į ką panašų darysite jo atvaizdą? Amatininkas nulieja atvaizdą, auksakalys aptraukia jį auksu ir papuošia sidabrinėmis grandinėlėmis. Kas neturtingas, pasirenka nepūvantį medį, susiranda išmanų amatininką, tas padaro drožinį ir pastato jį, kad nejudėtų. Argi jūs nežinote? Argi negirdėjote? Argi nebuvo pranešta nuo pradžios? Argi nesuprantate iš pasaulio sutvėrimo? Jis sėdi virš žemės skliauto. Jos gyventojai atrodo lyg skėriai. Jis ištiesia dangus lyg užuolaidas, išskleidžia juos lyg palapinę gyventi. Jis kunigaikščius paverčia nieku ir žemės teisėjus padaro kaip tuštybę. Jie bus ką tik pasėti, ką tik jų kamienai bus išleidę šaknis, kai jis pūstelės, ir jie nuvys. Viesulas nuneš juos kaip šiaudus. Izaijo 40 skyrius 18-24 eilutės. Ir dar vienas aiškus įrodymas, kas yra stabas ir kaip jis gaminamas. Visi stabų dirbėjai yra niekas. Jų darbas jiems nenaudingas. Jie patys savo yra liudytojai. Jie nieko nesupranta ir nemato.
todėl jie bus sugėdinti. Padarytas dievas ir nulietas atvaizdas nieko nevertas. Visiems jų dirbėjams bus gėda. Visi stabų dirbėjai yra žmonės. Jie visi susirinkę išsigas ir gėdysis savo darbo. Kalvis savo stipriomis rankomis dirba stabą. Anglių karštyje įkaitinęs geležį, jį daro, kūjais lygina. Jis dirbdamas alksta, trokšta ir pavargsta. Dailidė dirbdamas naudoja virvę, pieštuką, kampainį, oblių. Jais matuoja, nustato formas ir padaro gražaus žmogaus pavidalo stabą, tinkantį gyventi namuose. Jam pagaminti jis nusikerta kedrą, uosį, ąžuolą ar pušį, užaugusius miške tarp medžių. Jie tinka žmonėms kurui, jais šildosi ir ant jų gamina maistą. Iš likusio medžio padirbęs dievą, parpuolęs prieš savo drožinį, garbina jį. Dalį jis sudegino, išsikepė mėsos, išsivirė viralo, pasisotinęs ir sušilęs džiaugiasi. Man šilta, iš likusios dalies pasidirbo stabą ir atsiklaupęs prieš jį, garbino jį ir maldavo. Išlaisvink mane, nes tu esi mano dievas. Jie nežino ir nesupranta, nes jie apakę ir širdimi nesuvokia. Nė vienas nepagalvoja, kad pusę sudegino, ant anglių išsikepė duonos, išsivirė mėsos ir pavalgė. Iš likusio medžio pasidirbę stabą, parpuola prieš medžio gabalą. Jis maitinasi pelenais, jo protas aptemęs, jo širdis klaidina. Jis nepajėgia išsilaisvinti ir pasakyti, ar aš neapgaudinėju pats savęs. Atsimink tai, Jokūbai ir Izraeli, tu esi mano tarnas. Aš tave padariau, Izraeli, aš neužmiršiu tavęs. Aš pašalinau tavo nusikaltimus kaip debesį ir tavo nuodėmes kaip migla. Grįžk pas mane, nes aš atpirkau tave. Džiaukitės dangūs, nes viešpats tai įvykdė. Šūkaukite žemės gelmės, linksmai giedokite, miškai ir visi medžiai. Viešpats atpirko Jokūbą ir Izraelyje apsireikš jo šlovė. Izaijo 44 skyrius 9-23 eilutės. Ar šiuose žodžiuose nėra panašumo į šventųjų paveikslų kilmę? Ką turėtų daryti religiniai judėjimai ir krikščionių bažnyčios, jei jose nėra tiesos pilnatvės? Ar žinote, kas kompensuoja tiesos trūkumą populiariųjų pasaulio religijų mokymuose ir tradicijose? Visa tai, kas gali sukurti klaidingą, apgaulingą įspūdį ir paveikti jūsų pojūčius, pastatų ir konstrukcijų didybė, vidaus interjeras, prabangios medžiagos, puošnios sienos, kupolai, juose tarnaujančių asmenų drabužiai. Taip pat netyra sąjunga su pasaulietinė valdžia, tarnavimas valdžiai siekiant finansinės paramos ir įstatymų bei taisyklių prieš tuos, kurie pagal Dievo žodį kritikuoja ir demaskuoja jų bedievystę išleidimas, o tai yra teisės būti Dievo vietininkais ir tarpininkais tarp šventojo Dievo ir nusidėjėlių pasisavinimas. Kvietimas palikti Babiloną skirtas jūsų širdžiai. Skaitykite patys Biblijoje ir palyginkite. Apreiškimo arba Apokalipsės knygoje rašoma apie dvi moteris. Tai krikščionių bažnyčių simboliai. Viena tyra, Kristaus nuotaka, kita puolusi. Būtent taip sakoma apie paleistuvę, puolusią, praradusią ištikimybę Dievo bažnyčią. Tuomet atėjo vienas iš 7 angelų, turėjusių 7 dubenis, ir prakalbino mane sakydamas, eikš, aš parodysiu tau teismą didžiosios paleistuvės, sėdinčios ant daugybės vandenų. Su ja ištvirkavo žemės karaliai, ir jos ištvirkavimo vynu pasigėrė žemės gyventojai. Ir jis dvasia nunešė mane į dykumą, ir aš išvydau moterį, sėdinčią ant skaisčiai raudono žvėries, pilno piktžodžiavimo vardų, turinčio 7 galvas ir 10 ragų. Moteris buvo apsivilkusi purpuru ir škarlatu, išsipuošusi auksu, brangakmeniais ir perlais. Ji laikė rankoje aukso taurę, pilną savo ištvirkavimo šlykštybių ir nešvarumų. Ant jos kaktos buvo užrašytas vardas – paslaptis, didžioji Babelė, ištvirkelių ir žemės šlykštybių motina. Mačiau tą moterį girtą nuo šventųjų kraujo
ir nuo Jėzaus liudytojų kraujo. Ja matydamas aš stebėjausi, o angelas man tarė, ko stebiesi? Aš tau pasakysiu paslaptį moters ir ją nešančio žvėries, kuris turi 7 galvas ir 10 ragų. Apreiškimo knygos 17 skyrius, 1-7 eilutės. Ir kaip jums patinka šie Dievo žodžiai? Ar viešpats nenuima uždangos nuo jūsų akių ir ar jūsų širdyje nekyla nuogąstavimų, nerimo dėl savęs bei artimųjų? Ar negeriate vyno iš auksinės paleistuvės taurės, kurios vardas paslaptis, didžioji Babelė, ištvirkelių ir žemės šlykštybių motina? Vynas – mokymosi, žinių, bendrystės, bendruomenės ir vienybės simbolis. Ar nebūsite teisiami kartu su ja? Išeikite iš Babilono, Dievo žmonės, iš Babilono pilno paklydimų ir užsispyrimo atmetant tiesą. Turėdami tikėjimą, eikite į dangiškąją Jeruzalę, tiesos miestą. Ei, bėkite į Sioną, gyvenantieji su Babilono dukterimi. Zacharijo 2 skyrius 7 eilutė. Paskui aš išvydau kitą angelą, nužengiantį iš dangaus ir turintį didžią valdžią. Žemė nušvito nuo jo šlovės, o jis šaukė galingai, stipriu balsu. Krito didžioji Babelė, ji pavirto demonų buveinę, visų netyrųjų dvasių pastogę, visų nešvarių ir nekenčiamų paukščių narvu. Nuo jos ištvirkimo įniršio vyno buvo girtos visos tautos, žemės karaliai su jie ištvirkavo, o žemės pirkliai pralobo iš jos nežabotos prabangos. Ir aš išgirdau iš dangaus kitą balsą skelbiantį, išeikite iš jos, mano žmonės, kad nedalyvautumėte jos nuodėmėse ir nepatirtumėte jos negandų, nes jos nuodėmės pasiekė dangų ir Dievas prisiminė jos piktadarystės. Apreiškimo 18 skyrius 1-5 eilutės. Tai labai rimti ir svarbu žodžiai, ar ne? Atsimerkite, atsibuskite ir supraskite, kur esate ir su kuo. Kai Jonas pamatė šią paleistuvę, jis buvo baisiai nustebęs ir sukrėstas. Kas atsitiko, kad apaštalų bažnyčia, turėjusi tokį dangaus ir jo Dievo malonės palaikymą, tapo puolusią bažnyčią, tapo paleistuvę? Ar norite išsamei suprasti šią problemą? Ar norėtumėte sužinoti šios moters ir žvėries, kuris ją nešioja, paslaptį? Jei taip, rekomenduoju jums Elenos White knygą Didysis konfliktas arba Didžioji kova, pirmą kartą išleista 1888 metais. Tai dangiška knyga. Joje yra skyriai apie nuodėmės atsiradimo visatoje istoriją, pirmųjų žmonių Adomo ir Ievos ištikimybės Dievui praradimą, ankstyvosios apaštalų bendruomenės istorija, pirmųjų krikščionių persekiojimas ir katalikybės atsiradimo, pirmojo iš žemės išėjusio žvėries, iš apreiškimo 13 skyriaus istorija. Taip pat skyriai apie protestą prieš Romos popiežiaus galią, protestantizmo atsiradimą. Knygoje Didysis konfliktas arba Didžioji kova aprašyta istorija apie dabartinių protestantiškų bažnyčių žlugimą, kontrreformacijos pergalę, kurią paskatino popiežiška Roma. Ši knyga padėjo man aiškiai pamatyti apokalipsės pranašystę apie žvėries atvaizdą, kuris iškils kadaise buvusioje laisvojoje protestantiškoje Amerikoje. Ten, JAV, bus išleistas įstatymas dėl sekmadienio, pirmosios savaitės dienos šventumo, kuris ir bus popiežiškos Romos valdžios ženklas, žvėries ženklas. Žinoma, skaitydami šią knygą pajusite šventosios dvasios įtaką, atnešančią jums paguodą ir viltį, taiką, Dievo ramybę. Jeigu norėtumėte įsigyti šią knygą, susisiekite kontaktais nurodytais šio įrašo pabaigoje. 4. įstatymas. Dievo įstatymo širdis – įstatymas apie sabatą. Toliau tęsiu pasakojimą apie Dievo įstatymą, Kristaus teisumo matą duotą mums žmonijai. Yra dar vienas mūsų 21 amžiaus žmonių labiausiai pamirštas ir paliktas Dievo įsakymas. Tačiau jis yra toks pat svarbus kaip ir kiti. Tai yra 4. įsakymas apie sabatos poilsį. Įsakymas,
kuriame yra žodžiai apie tą, kurio valdžia duotas Dievo įstatymas ir dėl ko turėtume jo laikytis. Atmink subatos dieną, kad ją švęstum. 6 dienas dirbk ir atlik visus savo darbus, o 7 diena yra subata Viešpačiui, tavo Dievui. Joje nevalia dirbti jokio darbo nei tau, nei tavo sūnui ar dukteriai, nei tavo tarnui ar tarnaitei, nei tavo gyvuliai, nei ateiviui, kuris yra tavo namuose, nes per 6 dienas Viešpats sukūrė dangų, žemę, jūrą ir visa, kas juose yra, o 7 dieną ilsėjosi. Todėl Viešpats palaimino sabatą ir pašventino ją. Išėjimo 20 skyrius 8-11 eilutės. Atkreipkite dėmesį, šeštadienis pagal Dievo pirštu ant akmens plokščių užrašytą įsakymą yra 7 savaitės diena. Atitinkamai 1 diena savaitės pradžia, sekmadienis. Taip yra daugelėje kalendorių visame pasaulyje. Pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje ir jos buvusios imperijos žemėse, Kanadoje, Australijoje bei Amerikoje. Ir netgi Rusijos imperijoje 19 ir 20 amžiuje sekmadienis buvo 1 savaitės diena. 1988 metais Tarptautinė standartizacijos organizacija paskelbė, kad tais metais oficialiai perkelia 1 savaitės dieną iš sekmadienio į pirmadienį. ISO numeris 8601. Tai žmonių, kurie atmeta Bibliją sprendimas. Katalikų bažnyčios katekizmas teigia, tai yra didžiojo šeštadienio slėpinys, kai Kristus, gulėdamas kape, atskleidžia didįjį Dievo sabatos poilsį, įvykdantį žmogaus išganymą, atnešantį ramybę visai visatai. Ištrauka iš Katalikų bažnyčios katekizmo 624-25 puslapio įtraukto į archyvą gruodžio 25 dieną 2010 metais. Tačiau kodėl tiems, kurie turi Bibliją savo namuose ir karts nuo karto skaito jos šventus puslapius ir laiko save tikinčiaisiais krikščionimis, šis Dievo įsakymas nėra svarbus ir yra sąmoningai atmetamas? Tai keista ir kelia nuostabą. Apie subatos poilsio svarbą ir nekintamumą galima pasakyti daug ir bus pasakyta vėliau. Aš tik primygtinai prašau atkreipti jūsų dėmesį į principą, aiškiai atskleistą šventajame rašte. Kas laikosi viso įstatymo ir nusideda viename punkte, tas tampa kaltas dėl visų. Jokūbo 2 skyrius 10 eilutė. Dabar pasakykite man, ar tai taip pat taikoma 4 įsakymui? Ar jo pažeidimas Dievo akise nepadaro mūsų nusikaltėliais, dėl visko kaltais? Tai iš tiesų taip. Mums reikia Dievo malonės, kad būtume persmelkti jo tiesos ir atgailautume. Ar dabar suprantate, kodėl Dievo ir žmogaus priešas šimtmečiais stengiasi iš žmonių protų ištrinti įsakymą apie subatą? Nes jame aiškiai parašyta: Viešpats sukūrė dangų, žemę, jūrą ir visa, kas juose yra, o 7 dieną ilsėjosi. Dar kartą pabrėžiu, Dievas, dangaus ir žemės, jūros ir vandens šaltinių kūrėjas, palaimino sabatos dieną ir ją pašventino. Žodyje pašventintas slypi išskyrimo idėja. Dievas išskyrė šią dieną nuo kitų dienų žmonijos labui, kad žmonės prisimintų savo kūrėją ir gerbtų jį. Dievas yra laiko šeimininkas ir kūrėjas, todėl pasirinko laiką kaip medžiagą savo paminklui, sukūrė žemę per 6 dienas ir žmogų paskutinėje 6 dieną. Žiūrėkite pradžios knygos 1 skyrių. Subata – Dievo kuriančios galios ir jo teisės valdyti žmonės ženklas. Jei Dievas yra mūsų kūrėjas, mes garbinsime jį jo paskirtą dieną, mūsų pačių labui ir laimiai. Subata yra paklusnumo Dievo žodžiui išbandymo diena, panašiai kaip mūsų protėviai Adomas ir Ieva buvo išbandomi dėl paklusnumo įsakymui nevalgyti nuo gėrio ir blogio pažinimo medžio, kuris buvo rojuje, Edeno sodo centre.
Šiandien įsakymas prisimink subatos dieną išbando jūsų tikėjimą, meilę, ištikimybę ir prisirišimą prie Dievo. Juk Kristus pasakė, jei mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymų. Jono 14 skyrius 15 eilutė. Greičiau dangus ir žemė pražus, negu iš įstatymo iškris bent vienas brūkšnelis. Luko 16 skyrius 17 eilutė. Nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti įstatymo ar pranašų. Nepanaikinti jų atėjau, bet įvykdyti. Mato 5 skyrius 17 eilutė. Na, kaip dėl sekmadienio? Paklausite jūs, argi ne pirmąją savaitės dieną, žiūrėkite Luko 24 skyrių 1 eilutę, mūsų viešpats prisikėlė. Taip, Kristus tikrai prisikėlė šią dieną. Tačiau šis džiaugsmingas ir šlovingas įvykis nepakeitė 4 įsakymo apie subatos poilsį. Ne, prisiminkite, pats Kristus prašė mokinių, perspėdamas apie Jeruzalės sunaikinimą. Melskitės, kad jums netektų bėgti žiemą ar subatos dieną. Mato 24 skyrius 20 eilutė. Jeruzalę žūtis ištiko 70 metais, beveik 40 metų po viešpaties įžengimo į dangų. Ir Dievo apaštalai šventė sabatą, o naujojoje žemėje taip pat bus švenčiama sabata. Žiūrėkite Izaijo 66 skyrių 23 eilutę. Biblijoje, Naujajame testamente, sutinkame tik 8 vietas tekstus, kur minima pirmoji savaitės diena. Ir nėra nei vieno fakto, kad šeštadienio šventumas būtų perkeltas į sekmadienį. Nei vieno. Sekmadienis yra katalikybės institucija, o jos šventumą galima apginti tik remiantis katalikiškais principais. Nuo šventojo rašto pradžios iki pabaigos nerasite nei vieno teksto, patvirtinančio savaitinių pamaldų perkelimą iš paskutinės savaitės dienos į pirmąją. Taip sąžiningai ir atvirai. Vietoj Dievo principų girdime apie katalikiškus principus. Argi tai neįžulumas? Sekmadienio, kaip viešpaties dienos šventimas, yra tik žmonių tradicija, pažeidžianti Dievo įsakymą. Ar to mus išmokė Kristus? Žinoma, ne. Kristus priekaištavo žmonių mokytojams už tai, kad jie nepaiso Dievo įsakymų. Jis atsako jiems, gerai apie jūs veidmainius pranašavo Izaijas, kaip parašyta, ši tauta šlovina mane lūpomis, bet jo širdis toli nuo manęs. Veltui jie mane garbina, mokydami žmonių išgalvotų priesakų. Apleidę Dievo įsakymą, jūs įsikibę laikotės žmonių papročių. Ir jis pridūrė, puikiai jūs apeinate Dievo įsakymą, norėdami išsaugoti savo papročius. Antai Mozė yra pasakęs, gerbk savo tėvą ir motiną, ir, kas keiktų tėvą ar motiną, mirte te numiršta. O štai jūs sakote, jei žmogus pasako savo tėvui ar motinai, tebūnie korban, tai yra auka Dievui, kuo turėčiau tave sušelpti? Tuomet jūs nebeleidžiate jam padėti tėvui ar motinai, niekais paversdami Dievo žodį dėl savojo papročio, kurį esate perėmę. Ir daug panašių dalykų jūs darote. Ir vėl sušaukęs minią, Jėzus kalbėjo, paklausykite manęs visi ir supraskite, nėra nieko, kas iš lauko įėjęs į žmogų, galėtų jį sutepti. Žmogų sutepa vien tai, kas iš žmogaus išeina. Kas turi ausis, te klauso. Morkaus 7 skyrius 6-16 eilutė. Subata, šeštadienis, yra poilsis pagal Dievo įsakymą, sekmadienis pagal žmonių tradiciją. Šią dieną nerasime ramybės savo sieloms. Sekmadienis, pirmoji savaitės diena, yra ženklas tų, kurie laiko save turinčiais teisę pakeisti Dievo įstatymą ir jo šventas nuostatas. Sekmadienis – ištikimybė ir paklusnumo žemiškai valdžiai, sukilusiai prieš Dievo valdžią ir jo autoritetą ženklas. Malonės kvietimas ir atgaila nusižengus subatai. Taigi, mano brangus bičiuli, jei atidžiai skaitote šias eilutes, tada jums bus atskleista mūsų kaip įstatymų pažeidėjų siaubinga padėtis. Esame kalti prieš Dievą ir nėra jokio pasiteisinimo, kad laužome jo įstatymą. Ir vargas mums, jei ieškome pateisinimo Biblijoje ir pritarėme kitiems,
eidami maišto ir pasipriešinimo Dievo valdžiai ir jo autoritetui keliu. Atskleidžiamas priešo planas pakeisti šeštadienį sekmadieniu. Leiskite pateikti jums vieną svarbę citatą. Per visą krikščionišką epochą didysis žmonių laimės priešas subotą pavertė savo nuožmiausių išpuolių objektų. Šėtonas teigia: aš veiksiu prieš Dievo valią, aš nurodysiu savo pasekėjams pašalinti Dievo paminklą 7 dieną subotą, skelbė šėtonas. Taip parodysiu pasauliui, kad Dievo pašventinta ir palaiminta diena gali būti pakeista. Ištrinsiu ją iš žmonių atminties. Vietoj šios dienos aš nustatysiu kitą, neturinčią nieko bendra su viešpačiu dieną, kuri negali būti sandoros tarp Dievo ir jo žmonių ženklas. Priversiu tuos, kurie priims šią dieną, suteikti jai tokį pat šventumą, kokio buvo verta tik 7 diena. Aš pašlovinsiu save per savo vietininką. Pirmoji savaitės diena bus išaukštinta, o protestantų pasaulis šią netikrą subotą priims kaip tikrą. Versdamas žmonės nepaisyti Dievo nustatytos subotos, aš paniekinsiu jo įstatymą. Žodžiai, kad tai būtų ženklas tarp manęs ir jūsų per visas kartas, bus susiję su mano subota. Taip pasaulis taps mano. Aš tapsiu žemės valdovu, pasaulio kunigaikščiu. Įgysiu tokią galią tarp žmonių, kad viešpaties subota taps ypatingos paniekos objektu. O ženklas: aš padarysiu 7 dienos šventimą išdavystės prieš žemės valdovus ženklu. Žmonių įstatymai bus tokie griežti, kad žmonės neišdrys laikyti 7 dienos, tikrosios subotos, dėl baimės netekti žemiškų gėrybių, maisto ir drabužių. Jie kartu su pasauliu pažeidinės Dievo įstatymą. Žemė bus visiškai mano valdžioje, samprotavo šėtonas. Aukščiau pateikta citata iš knygos Pranašai ir karaliai, išleistos 1917 metais. Pasakoja apie žmonių sielų priešo ketinimus. Jums, kaip ir man, pristatomas šėtono planas sumenkinti Dievo subotos 7 dienos valdžią ir išaukštinti padirbtą subotą kaip tikrą. Manau, prisimenate, kad ignoruodami, pažeisdami bet kurį Dievo įsakymą, mes tampame visų įsakymų pažeidėjais. Štai kodėl priešas pasirinko subotos įsakymą, kad padarytų mus įsakymų pažeidėjais ir atimtų iš mūsų amžinąjį gyvenimą. Daugelis man sakys aną dieną: viešpatie, viešpatie, argi mes nepranašavome tavo vardu, ir argi tavo vardu neišvarinėjome velnių, ir argi tavo vardu nedarėme daug nuostabių darbų. Ir tada aš jiems pareikšiu: aš niekada jūsų nepažinojau, pasitraukite nuo manęs jūs, kurie darote neteisybę. Mato 7 skyrius 22-23 eilutės. Prisiminkite šios viešpaties žodžius. Matome, kad šėtonas planuoja įgyti tokią galią tarp žmonių, kad viešpaties sabata taps ypatingos paniekos objektu. Mielas bičiuli, ar priešas gundo jūs niekinti viešpaties sabatą 7 dieną? Taip pat skaitome, kad dėl žmonių įstatymų griežtumo, baimės netekti žemiškų gėrybių, maisto ir drabužių, žmonės nedrįs švęsti 7 dienos, subotos. Šiuolaikiškai kalbant, tiems, kurie laikosi 7 dienos, viešpaties subotos, bus taikomos ekonominės sankcijos. Dievo tauta neteks galimybės turėti maisto ir drabužių. Jėzaus liudijimas. Minėtas pranašiškas įvykis dar neįvyko, tačiau priešas planuoja. Velnio, drakono planas aprašytas Apreiškimo knygos 12 skyriuje atskleistas mums Dievo per Jėzaus liudijimą, o Jėzaus liudijimas yra pranašystės dvasia. Žiūrėkite Apreiškimo 19 skyrių 10 eilutę. Jėzus, vykdydamas žemiškąją tarnystę, dažnai paliudydavo savo mokiniams: štai, aš pasakiau jums iš anksto. Mato 24 skyrius 25 eilutė. Ir dabar, prieš tam įvykstant, aš jums pasakiau, kad kai tai įvyks, tikėtumėte. Jono 14 skyrius 29 eilutė. Sakau jums dabar, prieš įvykstant, kad tam įvykus jūs tikėtumėte, jog aš esu. Jono 13 skyrius 19 eilutė.
Jėzaus liudijimas, kaip angelas pasakė Jonui, Apreiškimo 19 skyriuje 10 eilutėje, yra pranašystės dvasia. Pranašystės dvasia taip pat yra pranašiško įvykio paskelbimas, kad tikėtume ir priimtume tiesą, kad nepasiduotume paskutiniai priešo, kuris atrodo lyg šviesos angelas, apgauliai ir nepražūtume išgėrę Dievo pykčio. 7 jo rūstybės negandų taurės. Apreiškimo 15 skyrius 1 eilutė. Na, kažkas pasakys, jūs citavote pranašystę iš knygos, parašytos daugiau nei prieš 100 metų. O kur šventajame rašte matome ekonominės sankcijas tiem, kurie laikosi Dievo įstatymo, Dievo subatos, 7-osios savaitės dienos, Apreiškimo knygoje, pranašiškoje, paskutinėje Biblijos knygoje. Tikiuosi, kad jis sudomins Apreiškimo knygos pranašystę ir su pagarbia baime Dievo žodžiui pradėsite ją skaityti. Tebūna viešpaties palaimas su mumis. Palaimintas tas, kuris skaito, ir tie, kurie klausosi šios pranašystės žodžių ir laikosi to, kas joje surašyta, nes laikas yra čia pat. Apreiškimo knygos 1 skyrius 3 eilutė. Mums svarbu suprasti Apreiškimo knygos 12-15 skyrius. Perskaitykite juos prieš tęsdami skaityti šį tekstą. Skaitydami neskubėkite, skaitykite atidžiai, skaitykite iš naujo. Mintys skaitant gali iškristi, bet sustabdykite save ir vėl skaitykite pagidautina garsiai, užsirašinėdami, pasižymėdami iškylančius klausimus. Kova už jūsų pasirinkimą, jūsų sprendimas. Noriu pabrėžti, kad šiuose skyriuose atsiveria didžiausia gėrio ir blogio, tiesos ir paklydimų, klaidingo ir tikro Dievo garbinimo akistata. Ir ši visuotinė didžioji kova dabar palietė ir jūs. Kova vyksta tarp puolusių ir ištikimų angelų. Ji nematoma, bet tikra, kaip šio pasaulio kovos mūšiai. Kova už jūsų pasirinkimą, jūsų sprendimą, jūsų amžiną likimą. Ar jaučiate tai? Tegul Dievo angelai laimi pergalę ir atstumia tamsą, besikaupiančią virš jūsų, o aplinkybės, kurios atitraukia jūs nuo tiesos pažinimo, tegul jos bus pašalintos. Tai mano malda. Ekonominės sankcijos prieš nepritarančius. Taigi, skaitydami paminėtus skyrius atrandame žodžius ir kad niekas negalėtų pirkti ar parduoti. Apreiškimo 13 skyrius 17 eilutė. Tai galutinis dabartinių ekonominių sankcijų tikslas. Jos paveiks visus mūsų planetos gyventojus. Niekas neliks nuošalyje, nei vienas. Mes turime suprasti to, kas vyksta esmę, prieš tai, kai šis numatytas įvykis taps realybę. Šia precedento neturinčia ekonominio poveikio priemonė siekiama priversti žmonės garbinti žvėrį ir jo atvaizdą, už kurio stovi drakonas, velnias ir šėtonas, nes būtent jis suteikia jiems didžią valdžią ir jėgą. Žmonės, kurie nusprendžia pasilikti teisę pirkti ir parduoti, gerbdami sekmadienio poilsį, pripažįsta šėtoną kaip šio pasaulio kunigaikštį ir valdovą, kaip savo viešpatį ir gyvenimo šeimininką. Tai yra sąmoningas pasirinkimas. Kvietimas nusilenkti kūrėjui, kokiu pagrindu. Šį kvietimą skelbiantis angelas turi rankoje amžinąją evangeliją, Apreiškimų knygos 14 skyrius 6-7 eilutės, kurios esmė, nes Dievas taip pamilo pasaulį, žmoniją, kad atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Jono 3 skyrius 16 eilutė. Ar manote, kad tėvui buvo lengva sutikti su amžinu išsiskyrimu, jo vienintelio sūnaus praradimu? Ar manote, kad šis sprendimas buvo priimtas be kovos ir kančios jo mylinčioje širdyje? Ne. Kovodamas su dvasiniu sielvartu ir kančia, tėvas atidavė jį už mūsų puolusį pasaulį, už mūsų nuodėmę, nešvarumą ir amoralumą, kad sugrąžintų mus pas save per atgailą ir atgimimą. Kokia didžiulė, nesavanaudiška, tyra ir šventa Dievo meilė. Su šia amžinybės meile pas mus atėjo Dievo sūnus, mūsų gelbėtojas. Jis savo noru prisiėmė mūsų žmogiškąją prigimtį. Jis tapo žmogus amžiams. Jis, būdamas dievišku, paliko dangaus sostą,
ir gimė mūsų pasaulyje kaip nieko nesuvokiantis kūdikis, žmogaus sūnus. Dėl ko? Tam, kad susigiminiuotų su mumis kūnu, būtų mūsų padėtyje, nugyventų mūsų gyvenimą ir patirtų viską, ką patiriame mes, atpuolusi žmonija, pametusi ištikimybę Kūrėjui per mūsų protėvius Adomo ir Ievos. Taigi Kristuje matome savo vyresnįjį brolį, kuris atėjo mums į pagalbą ir palaikė, kai niekas nebegalėjo padėti ir vilties nebebuvo. Aiškiai turime suprasti ir suvokti, kad esame parduoti į vergiją ir esame nuodėmės vergai. Negalime nugalėti nuodėmės ir negalime ištrūkti iš stiprių šėtono, mirties autoriaus ir valdovo gniaužtų. Ar mes tai suvokiame? Suprasdami savo bejėgiškumą, įgausime jėgų gyventi dorai, pagal Dievo įsakymus. Dažnai suprantame, kas yra gėris ir teisingumas, bet nebandome jo siekti, o jei pabandome, būna dar blogiau. Negalime susivaldyti, o artimuosius ir draugus, pažįstamus ir bendražygius skaudiname aštriais žodžiais ir niekšiškais poelgiais, suterždami save. Taigi, darome tai, kas patinka piktiesiems, puolusiems angelams, ir mainais iš jų gauname tamsius abejonių, nevilties, nusivylimo debesis ir slegiančią beviltiškumo tamsą. Jei esame kieno nors įžeisti, su kuo nors kivirčijamės, vadinasi, mūsų galvoje vyksta mūšis. Mes mintyse atkuriame savo įsivaizduojamus susitikimus su pažeidėju ar varžovu ir barame. Mes negalime sustoti. Negalime. Mes jau pavargome nuo šių įkyrių minčių ir jausmų, kurie trikdo protą ir sielą. Bet suprasti ir atleisti savo skriaudėjai mes to negalime. Padėk mums, Dieve. Kaip Dievas mums padėjo? Ką jis paaukojo? Būtent šioje šėtono, valdančio žmonių kūną, protą ir jausmus, karalystėje gimė Dievo šventasis. Ar jis turėjo pranašumą? Ar turėjo galią, kurios mes, žmonės, neturime? Ne. Priešingų atveju galėtume pasakyti Dievo sūnui: tu manęs nesupranti, nebuvai mano padėtyje, tu nepatyrei, ką aš patyriau. Esi kažkur toli, gyveni savo dievišką gyvenimą, o aš čia, nuodėmingoje žemėje. Tačiau taip nėra. Patikėkite, taip nėra. Tikėkite šventuoju raštu. Jame sakoma: štai mergelė pradės įsčiose ir pagimdys sūnų ir pavadins jį Emanueliu, kas išvertus reiškia Dievas su mumis. Mato 1 skyrius 23 eilutė. Jūs girdite? Dievas su mumis, su visa žmonių giminė. Jis nėra toli nuo mūsų, jis yra arti. Jūs jam rūpite. Kristus jūs myli. Kaip stipriai jūs jį pamilsite. Mūsų dangiškasis tėvas, dovanodamas savo sūnų, apdovanojo, išaukštino, pašlovino, priartino žmoniją prie savo dieviškosios prigimties, charakterio, padarydamas mus savo paties dalimi. Žmogus, gimęs iš naujo ir apvalytas per paklusnumą tiesai, gyvens gyvenimą panašų į Jėzaus gyvenimą. O Dievo gyvenimas yra savęs išsižadėjimo gyvenimas, vardan jo sukurtų būtybių gėrio ir laimės. Kodėl mes dvejojame ir nenorime nuoširdžiai atgailauti? Jūs esate labai brangus Dievui ir jis padarė viską dėl jūsų asmeniškai, kad padėtų jums atsikratyti meilės nuodėmei. Taip, aš nesuklydau. Meilės nuodėmei. Būkime sąžiningi, neapgaudinėkime savęs ir nesistengkime elgtis taip, tarsi tai patinka Dievui, išsaugodami ir neišnaikindami šaltinio mūsų vergijos šėtonui galios, meilės nuodėmei ir netyrumui, vadinamiems savanaudiškumo vaisiams, ego, godumui, puikybei ir arogancijai, šmeištui, nedėkingumui, susitaikymo stokai ir, kas blogiausia, savęs apgaudinėjimui. Mes netikime Kristumi, nenorime pripažinti esantys nelaimingi, apgailėtini, vargšai, nuogi ir atstumiantys Dievo šviesą, akli. Tokiais Kristus, ištikimasis ir tikrasis liudytojas, Apreiškimo 3 skyrius 14-22 eilutė, mus mato ir tokius priima. Sutikite, Kristus teisus, mes būtent tokie ir esame.
O ką jis mums pataria? Patariu tau pirkti iš manęs aukso išbandyto ugnyje, kad būtumei turtingas, ir baltą drabužį, kad būtumei apsirengęs, ir kad nepasirodytų tavo nuogumo gėda, ir pasitepk akis akių tepalu, kad regėtum visus, kuriuos myliu, baru ir baudžiu. Todėl būk uolus ir atgailauk. Štai, aš stoviu prie durų ir beldžiuosi. Jei kas girdi mano balsą ir atidaro duris, aš įeisiu pas jį ir su juo vakarieniausiu. Ir jis su manimi. Apreiškimo 3 skyrius 18-20 eilutės. Visas dangus yra jūsų pusėje, o Kristus, tėvo širdis, šiandien tęsia žmonijos gelbėjimo darbą. Jis mums Biblijoje pristatomas kaip Naujojo testamento šventyklos vyriausiasis kunigas, Hebrajams 7-9 skyriai, nes žemiškoji šventykla, buvusi Jeruzalėje, buvo sunaikinta. Po Kristaus mirties ji prarado savo paskirtį, nes iki tol tarnavo konkrečiam tikslui. Buvo kaip simbolis paruošti Dievo tautą tikrojo Dievo avinėlio, nužudyto nuo pasaulio sukūrimo sutikimui. Žemiškoji šventykla buvo tik šešėlis, simbolis tikrosios dangiškosios šventyklos, kurioje Kristus dabar užtarė jūs ir mane mūsų dangiškojo tėvo akivaizdoje. Dabar jums siūloma didžiausia dovana visatoje. Kristus iškovojo pergalę prieš pasaulį, kūną ir velnę. Šią savo pergalės malonę jis dovanoja visiems, kurie pripažįsta jos poreikį. Kiekvienas, pažinęs jo meilę ir gailestingumą, ateina pas jį su atgaila ir širdies nuolankumu. Atgailaukite ir tikėkite juo pagal šventajame rašte apreikštą tiesą. Ir jūs, mano brangus drauge, broli, sese, tada Kristus taps jūsų asmeniniu gelbėtoju, amžinai jūsų. Jūs eisite keliu, kuriame būsite pakrikštytas. Tai bus pilno jūsų valios atidavimo jam ženklas ir leisite Dievui diena iš dienos apvalyti jūsų širdį ir prisijungsite prie tyros ir šventos dangiškųjų angelų aplinkos. Taip pat tapsite jo pergalės dalimi. Koks tai gyvenimas? Puiku ar ne? Neapkęsti nuodėmės, bet mylėti nusidėjėlį, negyventi tik savo, o gyventi dėl kitų gerovės ir laimės. Prisipildykite Kristaus dvasios ir tapkite dosniu, kilniu, nesavanaudišku ir pasiaukojančiu jo tiesos šaukliu, Dievo žmogumi, Dievo vaiku. Tai įvyksta tai su jumis. Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų, ateinantį į pasaulį. Jis buvo pasaulyje ir pasaulis buvo per jį sukurtas, bet pasaulis jo nepažino. Jis atėjo pas savuosius, bet savieji jo nepriėmė. O visiems, kurie jį priėmė, tiems jis davė valdžią tapti Dievo sūnumis, tiems, kurie tiki į jo vardą, kurie gimė ne iš kraujo, ne iš kūno noro, nei iš vyro noro, bet iš Dievo. Ir žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Ir mes matėme jo šlovę, kaip tėvo viengimio šlovę, pilnas malonės ir tiesos. Jono 1 skyrius 9-14 eilutės. Taigi, koks yra jūsų galutinis sąmoningas pasirinkimas? Su kuo jūs esate? Kuo jūs esate? Kaip žinote, tikroje meilėje nėra jokios prievartos. Dievo meilėje yra laisvė. Ir visi, kurie jį garbina, pažinę jo auką, ir meilę garbins savo noru. Jie atsilieps į Dievo rodomą meilę dėkingumu, tyru šventu prisirišimu. Dangaus ir žemės, jūros ir vandens šaltinių kūrėjas Dievas rūpinasi mumis, puolusiais, neištikimais jam žmonėmis. Jis duoda mums maisto ir drabužių, iš žemės vaisių. Viskas auga jo gale ir pagal jo valią. Jis niekada nenaudos mūsų natūralių poreikių, pavyzdžiui, maisto ir drabužių, kaip dingsties jį garbinti. Dievas, mūsų dangiškasis tėvas, trokšta sąmoningo, laisvo, nuoširdaus jo garbinimo. Gelbėtojas, mūsų vyresnysis brolis, apie tai pasakė taip. Tikri garbintojai tėvą garbins dvasioje ir tiesoje, nes tėvas ieško tokių jį garbinti. Jono 4 skyrius 23 eilutė. Argi jūs netoks garbintojas, mano brangus bičiuli, argi tėvas jūsų neieško?
Jis trokšta, kad jūs pilnai palinktumėte prie jo. Garbinkime jį pagarbiai, su pagarbia baime ir šlovinkime jį, šlovinkime savo lūpomis. O ką dėl mūsų žmonijos padarė drakonas, šėtonas, puolęs angelas? Jis yra nuodėmės, neteisėtų malonumų, maišto ir priešinimosi Dievui autorius ir kūrėjas. Visko, kas šventa, tyra ir sveika, viso to, kas teikia džiaugsmą ir ramybę, Dievo sukurtoms racionalioms būtybėms priešas. Neleiskime, kad jis viešpatautų mums. Tai įmanoma tikėjimu. Kad jūs patikėtumėte. Šventoji dvasia per pranašų ir apaštalų raštus atskleidė mums apie puolusio angelo klastingus ketinimus ir planus. Mes nesame palikti tamsoje. Telaimina Dievas. Artėja visų gyvųjų žmonių lemiamos valandos. Išbandymų metas. Netrukus Jungtinėms Amerikos valstijoms paskelbus sekmadienio šventumo įstatymą paaiškės, kas mylėjo viešpatį labiau už savo gyvybę, o kas mylėjo nuodėmę ir nori išgelbėti savo gyvybę, nesvarbu kokiu pretekstu, priimdami žvėries ženklą, laikydamėsi klaidingos sabatos, pirmosios savaitės dienos. Ši diena bus maldos, visų religijų ir tikėjimų vienybės, brolybės ir šeimos vienybės diena. Šlovinimo diena, bet tai klaidingas garbinimas, tuščias, neteisėtas, nes prieštarauja Dievo valiai, jo įstatymui. Tokiems garbintojams Kristus sakys, pasitraukite nuo manęs jūs, kurie darote neteisybę. Po kieno vėliavą stovėsite? Paskutinis malonės kvietimas. Pasaulis bus padalytas į 2 stovyklas, kiekviena po savo vėliavą, o didžioji dalis, deja, stovės po juoda suvedžiotojo, senovės gyvatės, Dievo ir žmogaus priešo vėliava. Te apsaugo viešpats jūs ir te padeda palikti priešo armiją, pereiti į viešpaties pusę ir atsistoti po krauju sutepta balta princo Emanuelio, Dievas su mumis vėliava, ant kurios yra užrašas Dievo įsakymai ir Jėzaus tikėjimas. Apreiškimo knygos 14 skyrius 12 eilutė. Galbūt jūs esate vienas iš tų, kurie bus užanspauduoti Dievo antspaudu, iš tų, kurie laimės pergalę ir atsistos ant Siono kalno su avinėliu. Ar jūs to norėtumėt? Tada eikite, užimkite savo vietą, būkite pasiruošę, būkite pasiruošę. Būkite pasiruošę svarbiausiams įvykiams, raskite tikrą prieglobstį Dieve, tegul jo tiesa jums tampa skydu ir tvirtove. O Kristaus teisumas, stiprybė ir drąsa kovoje už tėvo garbę ir valdžią nuostabioje jo mums padovanotoje visatoje. Iki. Tavęs, bijantiesiems davei vėliavą, kad iškeltų ją dėl tiesos. 60 psalmė 5 eilutė. Nugalėtojui aš duosiu atsisėsti šalia savęs, savo soste, kaip ir aš nugalėjau ir atsisėdau šalia savo tėvo, jo soste. Apreiškimo 3 skyrius 21 eilutė. Štai aš veikiai ateinu, tvirtai laikyk, ką turi, kad niekas neatimtų tavo vainiko. Apreiškimo knyga 3 skyrius 11 eilutė. Dėkojame, kad klausėtės ir skiriame 100 knygų dovanų. Parašykite elektroniniu paštu didžiojikova@yahoo.com arba išsiųskite žinutę +370 623 83 999 telefonu savo vardą, adresą, pašto kodą ir gausite knygą Didžioji kova dovanų. Taip pat knygą galite įsigyti ir krikščioniškame knygyne elknygynas.lt. Būkite palaiminti.